Mėly prisijungiečiai, gerbiami Ignalinos atominės elektrinės darbuotojai. Taigi, Kalėdos. Kalėdos, naujametiniai renginiai, tai ypatingas laikotarpis, kuomet visi mes, tarsi patampam trumpam vaikais. Tai mielas mandarinų kvapas, bėriniai sausainiai, žinoma dovanos. Mes laukiam ypatingo dėmesio ir tikime stebuklais. O kad tie stebuklai būtų, tai tikrai reikalingas ir tikėjimas, ir pasitikėjimas. Kad būtų pasitikėjimas, tai kalbant apie mūsų įmonę, tai matyt darbdavio žodžiai neturėtų prasilenkti visų pirma su veiksmais. Ir turėtų būti ne vien pažadai, kad kada nors, tarkim po 50 metų, visi mes gyvensim gražiai, sočiai, pradedami naują etapą. Viskas čia teisingai, juk ateitį mes kūrėm šiandien. Bet kas gali paneigti, kad visi gražūs žodžiai, skambus pavadinimai, tai tik tarsi ryški pakuotė, kad įsisavinti 7 ar gal 10 milijardų eurų. Nenorėtųsi taip galvoti. Tai būtų ypač ciniška ir nepriimtina situacija. Bet pasikalbam visgi apie mūsų įmonę. Neabejoju, kad kiekvienas įmonės darbuotojas suvokia, kur jis dirba. O būtent valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė. Ne kur kitur. Tikimės, kad ir įmonės vadovai taip pat nepainioja pavadinimo ir suvokia, kam vadovauja. O žmonės vykdo tikrai ypatingą projektą. Ypatingą, unikalų projektą. Dar norėtųsi pastebėti, kad šiai dienai Ignalinos atominė elektrinė nėra uždaryta. Yra sustabdyti 2 blokai. Pašalintas branduolinis kuras iš jų. Tačiau šiai dienai vyksta eksploatacijos nutraukimas. Tai yra Ignalinos atominės elektrinė uždarimas. Jis vyksta, to nereikėtų pamiršti. Tačiau visgi apie aktualijas. Prabėgo dar viena intensyvi savaitė. Norėtųsi paliesti 3 klausimus. Pirmas tai transportas. Žmonės tikrai sunerimę. Žmonės paveikti, kokiom sąlygom važiuoja į darbą. Tai labai norėtųsi, tai taip sakant, besirūpinant darbuotojais, kaip transliuoja įmonės vadovai. Nors vieną kartą pavažiuoti ne savo baltų, gražių, naujutėlių elektromobilių, bet pavažiuoti tiesiog autobusu su žmonėmis ir pamatyti, kokiom sąlygom žmonės važiuoja perpildytų transportu į darbą. Gal tuomet vadovai išgirs žmonės ir suvoks, kaip pakeisti situaciją. Juolab, kad žmonės teikia pasiūlymus, kaip. Taigi tikrai raginam tą padaryti, tuomet žodžiai neprasilenks su veiksmais. Kitaip tai būtų tiesiog dvigubi standartai matyti. Taip pat reikia spręsti klausimą ir su darbuotojais, kurie važiuoja mūsų įmonę iš Zarasų, iš Ignalinos rajono, tai yra iš atominės elektrinės regiono. Arba kompensacijos būdu, arba organizuojant transportą. Taigi kažkaip pavyko įmonė išspręsti klausimą, kompensuojant darbuotojams, apmokant komandiruotės išlaidas, važiuojantiems iš Vilniaus ofisą į Visaginą. Tai čia neturėtų būti diskriminacijos, šis klausimą reikia spręsti, norint įmanoma, manau. Antras klausimas, tai žiema, kaip visada matyt atėjo netikėtai.
Jau trečius metus iš eilės mes keliam klausimą dėl aprūpinimo darbuotojų termodrabužiais ir dėl galerėjos apšiltinimo. Pateikėm ir sprendimo būdus ir ne vieną kartą. Tačiau klausimas iki šiol neišspręstas. Tačiau darbuotojai džiaugiasi, kad įmonės vadovui atsiradus kabinetui bloke šalia atsirado ir karštas vanduo. Džiaugiamės, karštas vanduo, vienkartiniai rankšluosčiai, visa tai turi būti. Tai dabar laukiam, kuomet būtų pasirūpinta ir kitais darbuotojais. Kitaip tai matyt būtų ir nesąžininga, nepagarba visų darbuotojų atžvilgių. Tai būtų dviveidiškumas ir žodžiai prasilenktų su veiksmais. To neturėtų būti. Ir trečias klausimas, tai žinoma, darbo užmokestis. Visada aktualus. Ką nebešnekėtų. Gal pa žmogų, kurį bazinį atlyginimą sudaro kokius 6-8 tūkstančius, gali sakyti, kad darbo užmokesčio dydis motyvuoja pirmus 3 mėnesius. Kalbam apie daugelį mūsų darbuotojus, kurie turi išgyventi ir išmaitinti savo šeimas iš savo algos. Taigi, buvo patvirtintas vakar šalies biudžetas, kuriame atskira eilutė yra patvirtintas ir mūsų įmonės Ignalinos atominės elektrinės įmonės biudžetas kitiems metams. Kodėl mes keliam tą klausimą? Manau, visi darbuotojai atsimena, kaip šiais metais buvo pritaikyta skatinimo schema. Ant kiek neteisinga. Mes ir kėlėm klausimą ir raginam įmonės to nedaryti. Tačiau įmonės vadovas, nežinia kokiais kriterijais, nepasidalino iki šiol su darbuotojais, išskyrė 19 darbuotojų iš 1,5 tūkstančio ir išmokėjo vienkartinę premiją nuo 10,5 tūkstančių iki 16,5 tūkstančių. Panašu, kad jau įdėtas mechanizmas, kad šita situacija būtų kartojama kitais metais. Tai todėl mes siūlom visgi ją taisyti. Manome, kad logika, kuria vadovaujasi įmonės vadovybė, valdyba, ministerija, yra a priori iš esmės nepriimtina. Mes girdim, kad yra gera praktika verslo įmonėse, komercinėse subjektuose, kuomet įmonės akcionieriai, akcininkai, tai pagal metų rezultatus gauna dividendų iš įmonės pelno. Gerai, yra čia tokia praktika taikoma ir pas mus Lietuvoje, bet kalbant apie mūsų įmonę yra vienas didelis bet. O būtent, tai valstybės įmonė. Čia nėra akcininkų, yra vienas steigėjas. Tai yra energetikos ministerija. O kasgi tie akcininkai, savininkai? Tai yra visi Lietuvos gyventojai, visi mokesčių mokėtojai, visi mes. Tai tada klausimas, taigi kodėlgi išskirti 19 ar 35 Lietuvos gyventojų? Ir dar vienas svarbus aspektas, tai kad mūsų įmonė negeneruoja pelną, generuoja pajamas. Ne pelną, o pajamas. Tai apie kokius dividendus mes kalbam? Negalima kalbėti. O jeigu kalbama, tai galimai mes turim situaciją, kuomet valdyboje, įmonėje priimami sprendimai, kurie atnešami iš komercinių subjektų, kurie tikrai uždirba pelną. Ir bandoma pritaikyti taisyklės, bet viešaisiais finansais.
Lietuvos žmonių finansai. Ir skatinimo schema taikoma išimtinai finansuojama iš Lietuvos biudžetą. Skatinami darbuotojai turi būti, tačiau taisyklės, kriterijai turėtų būti skirtingi. Ir skatinimo schema turi būti taikoma žymiai plačiau. Labai keista, kad per pusmetį įmonės vadovas nesusirūpino, kad ją pritaikyti plačiau. Tai yra pasirūpinti, kaip ir transliuojama, visais darbuotojais. Tai ta situacija turi būti taisytina. Kitaip tai būtų dviveidiškumas ir situacija, kuomet žodžiai prasilenkia su veiksmais. Šiai dienai, dėja, mes iš įmonės pozicijos matom, kad jinai nėra pakankamai konstruktyvi. Įmonė mūsų vertinimu užsiminėja ne socialiniu dialogu, bet kažkokio atsirašinėjimu, susirašinėjimu, nežinau, bet nesprendžiamas klausimas iš esmės. Mūsų pozicija visuomet nuosekli. Pirma, tai mes atviri dialogui. Tiek dėl skatinimo schemos, tiek dėl bazinių atlyginimų peržiūrėjimo, kas yra susijęti klausimai tarpusavį. Taigi, jeigu nerandam arba nesame girdimi įmoniai, tai toliau valdyba, ministerija, Seimas, Europos komisija. Ir kaip visuomet visgi raginame spręsti klausimus, aktualijos čia ir dabar. Mes tai iš savo pusės atstovaujame darbuotojus, tai darysim principingai ir bet kuriom sąlygomis tokia mūsų dalia. Ir visgi šventinis laikotarpis. Mes startuojam. Mes startuojam jau rytoj, gruodžio 13, organizuojam gražią kalėdinę šventę vaikams, mūsų jauniems profsąjungiečiams. Profsąjungiečius laukia gražus pasirodymas, žinoma, dovanos, bet dovanų nepaliksim ir mūsų profsąjungiečius, kurie šiam trumpam laikotarpiu irgi nori pabūti vaikais. Tai padėkosim būtinai ir už dėmesį, ne tik žodžiais, už tą įsitraukimą, už buvimą kartu ir neįkainojamą pagalbą sprendžiant aktualijas, kurių iškyla kiekvieną dieną. Taigi būkime kartu ir eidami viena kryptimi mes pasieksim ir daugiau, ir geriau, kad ir pasaulis pagerėtų, ir mūsų padėtis, ir finansinė padėtis pagerėtų ne po 50 metų, bet čia ir dabar. Viso gero.